kartą tapau fėja. Atsibudau nuostabioje, pilnoje įvairiausių augalų pievoje. Gėlių žiedai atrodo siekia dangų. Supratau, kad esu labai maža. Buvau tokia maža, kad kai kurių augalų stiebai man atrodė kaip medžiai. Pradėjo lyti. Lietaus lašai buvo tokie dideli, o gal visai nedideli, tik man jie taip atrodė. Pajutau pavojų, jei koks lašas nukris ant manęs, galiu sušalti. Priėjau prie vieno grybo ir pasinaudojau juo kaip pavėsinė. Vos tik liūtis baigėsi, iš kažkur pasigirdo balsas, kuris švelniai kvietė apsisukti ir pažvelgti pro lapelius. Šiek tiek išsigandau, tai buvo netikėta. Tačiau balsas buvo toks malonus, kad baimė greitai išnyko. Įkvėpiau drąsos, praskleidžiau lapelius ir išvydau. Ten stovėjo spalvotas, nuolat besikeičiančių atspalvių šuo. Aš esu Gaja, tavo dvasinis gyvūnas. Miegodama kvietei mane. Kviečiau? Stebėjau ją netekusi žado. Ji buvo tokia graži ir įspūdinga. Jos kailis keitė spalvas ir formos. Tokio šuns dar niekada nebuvau mačiusi. Ji tikrai buvo magiška ir užburianti. Glostydama pajutau, koks švelnus jos kailis. Pagaliau atgavau žadą ir prisiminiau, kad net nepasisveikinau. Labas, ištariau. Gal kur mane nusivesi? Vos tik uždaviau šį klausimą, Gaja linktelėjo, prisiglaudė prie manęs ir įėjo į mane. Mes susiliejome. Jaučiau ją savyje. Manyje atgimė žaismingumas, įgavau nepaprastą galią, vos brūkštelius per orą, ten kelioms sekundėmis likdavo spindinti šviesa. Pradėjau rankomis piešti ore mažus paukščių takus, kurie po akimirkos išblėsdavo. Suvokiau, ji man suteikė ypatingą dovaną – rankomis burti ir piešti laikinus vaizdinius. Užsižaidžiau ir tada manyje pasigirdo Gajos mintis. Nusipiešk duris, jos taps portalu į bet kurią visatos vietą. Susimąsčiau, kur norėčiau keliauti. Suvokiau, kad galiu nukeliauti visiškai bet kur, bet nesugalvojau, kas dabar būtų įdomu. Tad tiesiog nusipiešiau duris, tegul jos pačios nusprendžia, kur mane vesti. Dabar stoviu prieš švytinčias, šiek tiek permatomos duris. Nedrąsu, bet labai įdomu. Praveriu jas, o ten ant kėdės sėdi senolė. Pažvelgiau jai akis, jos gilios, šviesios. Pajutau, tai labai išmintinga būtybė. Ji lėtai pakėlė ranką ir pakvietė užeiti. Jaučiau, kad saugu. Įžengiau. Durys išnyko. Atsidūriau kitoje erdvėje, ne pievoje. Čia tuščia begalinė erdvė, kurioje tik senolė ir jos kėdė. Esu tavo vidinė išmintis, prabilo ji. Ne kiekvienam pasiseka mane sutikti. Kalbu tik tiems, kurie manęs klausosi. Tu mane girdi dažnai, kai mąstai apie tai, kas esi. Kalbu tau mintimis, kaip ir Gaja. Siunčiu tau minčių srautus, iš kurių kuri tekstus, vadinamus terapinė kūryba. Klausiau jos ir pajutau didžiulį norą apkabinti. Pasilenkiau prie jos, kad nereiktų stotis, apkabinau ir susiliejau. Kaip ir Gaja, ji atsidūrė manyje. Ji atsiuntė dar vieną mintį. Ištiesk ranką, turiu tau dovaną. Ištiesiau, pažvelgiau, mano ranka tapo permatoma lyg krištolas, blizgi keičiantis spalvas. Čia matai Gają žaismingumą. Ji tavyje visa spalvota ir gebanti keisti pavidalą. O aš tau dovanoju kūną. Ir staiga mano kūnas ėmė keistis. Tapau vėl žmogiška, kūnas tapo stabilus, nebepermatomas. Atėjo aiškus suvokimas. Ši išmintingoji senolė visada buvo manyje. Be jos neturėjau kūno. Dabar vėl esu žmogus. Vėl įgavau įprastą dydį. Mintis pasidarė aiškios ir skaidrios. Rankomis nusipiešiau portalą namo. Grįžau ir pirmas dalykas, kurį padariau, atsisėdau rašyti šios pasakos. Ja rašau kartu su savo vidinė išmintimi ir žaismingąja Gaja savyje. Gaja siunčia jums visiems linkėjimus
ir kviečia nepamiršti žaisti, o vidinė išmintis tyliai kužda mintis. Nepamiršk stebėti, kaip gyvenimas teka kiaurai per tave. Kūnas ne riba, ties kurią tu baigėsi. Visada savyje, savo begalinėje gelmėje nešiesi gają spalvotą vaizduotę ir išmintingas mintis, kurios susijungia taip, kaip dar niekada nesujungia.